turės greitai duoti Seimo nario priesaikos. Ankstesnėme Seime jis buvo pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijos nukentėjusių asmenų teisių reikalų komisijos pirmininkas, tremtinys, žinomas politinis veikėjas, ir jis man pasakė savo pranešimo pavadinimą, pasisakymą, bet aš jau spėjau pamiršti. Bet vis tiek prašysiu profesorių Rimantą Dumčių tarti žodį pirmąjį. Susitaikymo keliu regis. Mėly konferencijos dalyviai, aš pirmiausia, aišku, noriu pasveikinti nuo Seimo nukentėjusių ir pasipriešinimo okupacijoms, reiškia, dalyvių komisijos, į kurią, kaip jūs žinote, visų frakcijų yra atstovai. Daugiausiai yra Tėvynės sąjungos, kadangi tremtinių ir partizanų giminių artimų yra. Bet nežiūrint to, vis tiek ta mūsų komisija atliko nemažą darbą. Jūs visada, kurie tremtiniai ypatingai dalyvaudavote, tai visos kadencijos metu matėte, kad daugelis mūsų patriotinių atminimo, istorinio atminimo renginių buvo organizuojama šitos komisijos. Jo labiau, kad prie komisijos Seime yra įstatymu įkurta visuomeninė taryba, kuri atstovauja daugelį mūsų pagrindinių politinių kalinių ir tremtinių organizacijų. Ir jinai labai puikiai dirba, jinai visas perduoda nuomonės, lūkesčius ir įstatymus siūlo mums rengti įvairius, tą mes ir darome. Ir aš manau, kad mes pratęsime tą tradiciją ir naujame Seime, kada jau šiandien priimsim tą priesaiką ir vėliau formuosime vėl naują tą komisiją su kitais Seimo nariais. Mielieji, aš norėčiau jums pranešimą trumpą pateikti tiesos ir susitaikymo keliu. Tai turiu pasakyti, kad idėja ir tematika būtų labai panaši į gerbiamo Nerijaus Šepečio, štai čia yra labai puikiai išdėstyta, Lietuva tarp dviejų totalitarinių galybių. Bet aš kalbėsiu iš savo, mano, kaip sakant, jauno kūdikėlio tremtinio, vėliau ir vyresnio tremtinio patirties ir vėlesnės patirties Lietuvoje. Tokią nuomonę išdėstysiu pagal tą jum numatytą, pasakytą tematiką. Taigi, teko išgyventi ir gyventi dviejų totalitarinių režimų, nacizmo, stalinizmo sandūroje. Nuo jų Lietuva labai nukentėjo. Dabar kalbėsiu šiandien daugiau apie 41 metų birželio trėmimą, tą patį baisųjį mums pirmąjį, taip vadinamą juodąjį birželį, kadangi aš kūdikėliu ir pats išvažiavau su šeima tuo metu. Taigi 39-41 metais iš Lietuvos buvo represuota, jūs galbūt žinote, 30 461 asmuo, ištremta 17 600, iš jų 18% mirė, suimta 10 845, iš jų žuvo 27,4 politinių kalinių. Mūsų genocido rezistencijos tyrimo centro duomenys. Buvo tremiami ne tik lietuviai, bet ir tautinės mažumos. Lietuvių tada 71,5%, žydų 12%, lenkų 11%, rusų 1% ir kitų tautybių. Tai buvo mūsų tautos naikinimas, nes nukentėjo labiausiai išsilavinusi dalis. Mokytojai net 1200 iš mūsų Šakių, tai praktiškai rajono, praktiškai trečdalis mokytojų buvo ištremta mūsų tėviškės. Kariškiai, kunigai, 79 kunigai tą pirmąjį trėmimą. Trėmimai neaplenkė nei vieno gyventojo sluoksnio. Trėmė į Altajų, Komi, Krasnojarsko kraštą, Novosibirską. 7,5 tūkstančio tremtinių, tame tarpe ir aš kūdikėlis, mama ir auklė atsidūrėme Altajuje. Tėvą Kauno savivaldybės brandmajorą ir jo 24 likimo draugus, o jų tarpe buvo iškilūs Lietuvos vyrai, ministrai, vyriausybės nariai, aukšti valdininkai, nukankino jos tardymo metu arba sušaudė Archangelsko srities lageriuose. Trojkos tribunolas neklausė net inžinieriaus
Blocho iš Šančių paaiškinimų, kad jis žydas, galės bėgti pas vokiečius. Irgi sušaudė tame tarpe. Aš 2 kartus buvau išgelbėtas nuo mirties dėka vietinių žmonių, daugiausia 30-ųjų metų ukrainiečių tremtinių, kazachų gerumo. O jau gulėjau, kaip sakant, 2 kartus ant lentos. 42 metais 2900 altajiečių tremtinių buvo perkelti į amžino įšalo žemę Jakutiją prie Laptevų jūros. Paradoksas. Lankydamasis kaip tik tai Jakutijoje, Altajuje, patikslinau. Altajuje mirė 2 daugiau vaikų ir pagyvenusių tremtinių. 1200 mirė. Nei lapteviečių. 680. Mat mažiausiai ir seniausi mirė Altajuje. Kūdikėliai, pavyzdžiui, kur tai apie iš traukinio buvo išmesti, mirė kūdikėliai apie Uralą, ten paskui jau Altajuje. Ir vienas kitas tik tai išlikome kūdikiai. O stipresnieji paskui jau 42 buvo nuvežti į šiaurę, į Jakutiją, prie Laptevų jūros. Aš išlikau gyvas iš mūsų lietuvių kolonijos, galbūt 20 šeimų ten gyvenome, o liko gyvi vyresni tik tai. Dabar aš turiu draugų, 4 dar gyvus, kurie 5-80 metų už mane vyresni. Jie išliko. Mano ir žmonos giminių 4 šeimos, viso 15 žmonių, tame tarpe ir vienam kunigui jau pokario paskui metais teko patirti sovietinių trėmimų siaubą. Kaip minėjau, konclageryje žuvo mano tėvas, tremtyje mirė senelis, 2 metų pusbrolis, šalia manęs drėgnoje žeminėje radau mirusią savo auklę iš Šakių Gerdžiūnų Marytę, giminaitę. Šiaurės rytų Lietuvoje žuvo 2 motinos artimi giminaičiai partizanai. Štai toks mūsų giminės likimas. O mūsų Lietuvos likimas. Net 332 000 Lietuvos žmonių buvo išvežti į tremtį. Vėlesnį trėmimą iki 51 metų, žinot. Įkalinti ir tapo sovietinio teroro aukomis. Žuvo virš 23 000 partizanų. Nacių vykdyto holokausto, žydų naikinimo ir karo aukų dar karo metu buvo ne mažiau 250 000 žmonių. Repatrijavo ar buvo priversti bėgti 490 000 žmonių. Štai toks mūsų mažos tautos likimas, patekusios į 2 totalitarinių režimų girnas. Šiandien tebesiginčijama, ar nacizmas ir sovietinio stalinizmo režimai buvo ideologijos, ar dar kažkas kita. Alenas Bezansonas nacizmą, hitlerizmą ir stalinizmą bei panašius režimus, kurių nemažai jūs žinote, vadina psichopatiniais nukrypimais ideologijoje. Adolfas Hitleris 1941 metais išsitarė, iš esmės nacionalizmas ir marksizmas yra tas pats. Iš tiesų, pagal savo metodologiją sukurti naują žmogų, naują visuomenę, čia kabutėse aišku, užvaldyti pasaulį ir beatodairiškai to siekiant pagal nusikaltimų žmoniškumui mastą bei baises įgyvendinimo priemonės, šie režimai yra identiški, panašus. Naciai propagavo arijų rasės pranašumą, eugeniką net, stiprią Führerio valdžią, antikomunizmą, antisemitizmą, sukūrė teoriją žydų bolševizmas specialiai ir sistemą žemesnėms rasėms naikinti. Naciai pirmieji istorijoje padarė rasizmą oficialia valstybės doktrina. Žemiausios rasės jiems buvo žydai, romai, kitos ypač slavų tautos. Stalinistinis režimas grubiai iškreipė komunizmo doktriną. Tai buvo totalitarinis režimas, įtvirtinantis asmens kulto režimą ir sistemą visuomenės paklusnumui įgyvendinti. Trėmimai, įkalinimai ar sunaikinimas. Tai vadinasi naujo žmogaus kūrimas.
Giminingi savo esme ir besivaržantis dėl hegemonijos pasaulyje du totalitariniai režimai, negalėjo nesusidurti. Tas įvyko 41 metų birželio mėnesį. Šioje kruvinų režimų sankryžoje atsidūręs eilinis žmogus elgėsi pagal situaciją ar pagal mentalinį savo suvokimą. Buvo ir keršto, ir drastiškų veiksmų, ir patriotiškumo bei atjautimo, ir milžiniškas skaičius aukų. Kas kaltesnis? Ar naciai ir jų kolaborantai nužudė per 10 milijonų žmonių? Kare žuvo vokiečių, atrodo, 9 milijonai. Ar sovietai nužudė per 12 milijonų ir į konclagerius patalpinę 22 milijonų žmonių? Kare vėlgi čia žuvo 20 ir dar daugiau skaičiuojama žmonių. Aišku viena, buvo toks laikmetis, kalti totalitariniai režimai nustatė vienus prieš kitus, buvo daug aukų, sužlugdytų likimų ir neišsipildžiusių svajonių. Dabar, kai kūrėme vieningą demokratinę Europą, privaloma peržiūrėti susiformavusias atminties nuostatas, įmanomai sumažinti įtampas ir paskatinti tiesos paieškas bei teisingumo įgyvendinimą. Todėl sparčiai ženkime tiesos ir susitaikymo keliu. Svarbių stabdžių čia yra kaimyninės šalies, apie kurią kalbu, jūs žinote, bandančios atkurti naują imperiją, nenoras pripažinti okupacijos faktą ir iš to kilusias pasekmes – tautų mažumų naikinimą, materialinių kultūros ir kitų vertybių grobimą, nenorą atlyginti žalą. Dabartinė Rusijos federacinė valdžia nenori imtis prižiūrėti tremtinių kapinių, viešai parodyti buvusių nusikaltimų mastą, tautų atsiprašyti už padarytus nusikaltimus, teisiškai įvertinti ir bausti nusikaltėlius. Ilgametė tarp valstybinės Rusija, Federacija ir Lietuva komisijos derybinė veikla kol kas neduoda rezultatų. Daugiausia dėl kapų priežiūros kalba eina. Ar reikia taikyti šiandien įvairių tautybių tremtinius, tarkime žydus su lietuviais, rusais, ukrainiečiais? Manau, bent tremtinių su tokiais pat taikyti nereikia. Neseniai aš buvau valstybinės delegacijos sudėtyje Jakutijoje, prie Laptevų jūros, aišku, neleidoje, kur gyvi išlikę tremtiniai jakutai su ašaromis akise sutiko lietuvius lapteviečius, nes jie kartu nugalėjo mirtį dėl bado, šalčio ir ligų. Mūsų tremtinių atminimo paminklai ten gerbiami lygiai taip pat kaip jakutų tremtinių. Čia taip pat neužmirštamas Lenkų, susitikom Suomių, Vokiečių tremtinių, su palikuoniais susitikom atminimas. Prieš porą metų su valstybinė delegacija lankėmės Barnaulo konferencijoje, paminėdami baisiojo 41 metų birželio trėmimo 70-metį. Susirinko mūsų tremtinių palikonių delegacijos nuo Jakutijos iki Mongolijos. Pasirodo, kad aktyviai dirba, ten yra lietuvių kultūros draugijos, tremtiniai jas jungiasi palikuonis, aktyviai dirba apie 4-5 tūkstančiai tremtinių palikonių. Konferencijos rezoliucijoje buvo prašoma pratęsti grįžimo į Lietuvą programą, nes yra nemaža tremtinių palikonių norinčių gyventi ir dirbti Lietuvoje. Lietuva jiems ne tik tėvų gimtinė, bet yra ir iliuzinė tokia daugiau gal išsvajota Europa. Ne visi pažįsta jie Lietuvą, bet ne visi ir kalba lietuviškai. Didžioji dauguma nekalba lietuviškai. Iki šiol į Lietuvą grįžo apie 2000 tremtinių palikonių. Šiomis dienomis Socialinė ir darbo ministerija patvirtino grįžimo ir integracijos programą iki 2015 metų. Čia ir mūsų komisijos didelis indėlis. Dėsime pastangas, kad ji būtų įgyvendinama, kad vėl daugiau jų grįžtų, jie žiūri į mūsų Lietuvą kaip į šviesos žiburį. Ir jų tarpe yra ir išsilavinusių žmonių, ir jau dabar yra net keli profesoriai Lietuvoje gyvena, ir jie yra tie, kurie iš Lietuvos nesiruošia į vakarus išeiti.
išbėgti. Jie nori Lietuvą stiprinti, nes jie ką turėjo palyginti su Lietuva, tai yra kaip dangus nuo žemės. Ačiū, mielieji, jums. Ačiū gerbiamam profesoriui Seimo nariui už asmeniškai ir kartu skaidrį objektyvų pasakojimą. Jis, būdamas patyręs kalbėtojas, paliko bent 10 minučių galimiems klausimams, kuriuos galima panaudoti dabar, kol jis čia yra, neišėjo duoti priesaikos. Ar tai prašom. Kol kas dar salė. Prašom, klauskite. Snaudžia. O visumoje tai aš noriu tada, jeigu nėra klausimų, gerbiamas Nerijau, visus pakviesti į mūsų būsimus renginius, štai šioje salėje, štai ten toliau, kur yra paveikslų galerija. Kas mėnesį beveik mes susitiksime su tremtiniais, politiniais kaliniais, visais patriotais, kurie nori dalyvauti, visada pakviesime. Ačiū Jums. Koks tas kazachų žygdarbis tenais buvo jūs išgelbėjant? Pakartokite dar klausimą, gerai? Pakartokite klausimą, jeigu galite. Koks tas kazachų žygdarbis ten buvo, kai jūs išgelbėjo? Kazachų žygdarbis buvo toks, kad kai antrą kartą ant lentos jau gulėjau dėl plaučių uždegimo, jie mane išgydė su šaknelėm iškastom iš Altajaus stepės. Ačiū. Gerai, dar kartą. Ar būtų vienas klausimas? Nematau, kas klausia. Žiūrėt, kairiau reiktų. Taip, būtų klausimas, ar jūsų gerbiamas Arimantai Dumčiau komisijai Seimo padeda šitoji komisija, kuri yra vadovaujama dėl nacių ir nusikaltėlių ir tarybinių tų nusikaltėlių išaiškinimo šiandieniniam darbui Lietuvos. Išaiškinant, veikiant per prokuratūrą, per teismus, įvertint teisiškai šitą sistemą. Ačiū Jums, Algirdai. Turiu pasakyti tiesiogiai, labai padeda. Vienas iš jų narių, tos komisijos yra Andriukaitis. Padeda. Ir antras dalykas, aš irgi jo noriu paklausti, ar mes truputį padedam ir aš asmeniškai ar ne. Taip, visa bėda buvo su ta prokuratūra. Pastoviai yra falsifikavimai, nenoras pripažinti nusikaltėlių. Ir čia yra žmonių, kurie kaip tik tai tos teismus praėjo. Ir panašiai, ir panašiai. Man teko, gal 3, aš nežinau, teismuose dalyvauti, kada jūs irgi pakvietėte, dalyvavome. Tai teko ir išteisinti nekaltai žmonės, kurie buvo apkaltinti, kad jie žudė ir panašiai, ir panašiai. Turiu pasakyti, kad tendencijos labai prastos yra mūsų generaliniai prokuratūrai. Savo laiku mes jau net pasiūlėm ir buvo pakeisti ir vadovai ir panašiai, panašiai. Ar taisosi tas dalykas? Labai lėtai. Kiek bylų nėra išaiškinta? Sakykime, yra 150 tokių, kurios einamam momentui yra, o svarstomos bylos viena kita. Jūs išgirstat, kad kartais taip ir palieka tą bylą iki galo neišnagrinėta. Tai yra vienas momentas. Antras dalykas, kad šitoji komisijai ne vien tik tuo užsiminėja. Šita komisija visada kelia klausimus, Algirdas, kur iškėlė komisiją, kelia klausimus pačius aktualiausius. Mums irgi tame tarpe pasipriešinimo ir nukentėjusių, ir mes einam per Seimą. Tonizuojam ypatingai teisėsaugos sistemą. Ir įstatymus, žinoma, mes norime visada, kad būtų nukentėjusieji įstatymų pateisinami, nes žinot, kiekvieną kartą kiekvienas žmogus likimas yra labai sudėtingas. Ir įstatymą įrėmint, kad, sakykime, pradėtas jisai anapus sienos Rusijoje, o gimė Lietuvoje.
Ir ar turi dabar statusą jis ar neturi. Suprantat, įstatymas to nenumato. Ir kiti dalykai. Taip, kad aš noriu padėkoti Algirdui ir kitiem, kurie toje komisijoje, o joje yra ir, žinau, ir Petras Musteikis, ir kiti, jie labai didelį darbą daro. Aš jiem palinkėčiau, kad jie sustiprintų dar labiau tą komisiją, kuri mums padeda dirbti tai mūsų seiminiai komisijai ir visuomeniai tarybai prie jos. Ačiū Jums. Dėkui dar kartą ir tada siūlysiu pereiti jau prie antro pranešimo. Čia tik tai tokia skliausteliuose pastaba, kad reiktų galvoti kažką savo veiklą, kaip suprantu, atnaujinusiai, radikaliai atnaujinusiai tarptautiniai komisijai nacių ir sovietinio režimo okupaciniams nusikaltimams Lietuvoje įvertinti. Nieks negali to pavadinimo prisiminti, gal jūs galit kokią žaismingesnę abreviatūrą sugalvoti. Tiek metų ir niekaip neišeina. Aš manau, kad tie, kurie teisingai pasako pavadinimą, galėtų gauti po antrą rašiklį arba saldainį kokį.